laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Kas pirmiausia šauna į galvą išgirdus Trakų miestelio vardą? Žinoma, Trakų pilis. Tačiau ji ne vienintelis turistus traukiantis objektas. Prie pat Galvės ežero kiek mažiau nei prieš metus įsikūręs Trakų tradicinių amatų centras vilioja nemažiau. Mūsų, žinokit, vienas iš tikslų ir buvo parodyti, kad trakai turi ne tik pilį, nes visiems trakai asocijuojasi tik tai su pilimi. Mes turime daug parodyti. Tai yra daug daugiau ir daug giliau. Tokių amatų centrų kaip šis Lietuvoje yra 20. Visi jie įsteigti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos metu įgyvendinus priemonę kaimo atnaujinimas ir plėtra. Amatų centro reikšmė yra tikrai labai svarbi, siekiant išsaugoti tradicinius amatus, juos puoselėti, sudaryti sąlygas tradiciniams amatininkams kurti, realizuoti savo gaminius. Trakų tradicinių amatų centre galima pamatyti, kaip audėja Augustė demonstruoja audimo amatą. Taip pat susipažinti su medžio drožimu, senovinės duonos kepimu, karpiniais, siuvinėjimais ir kitais amatais. Trakų kraštas yra daugiakultūrinis kraštas. Mes taip pat pristatome ir karaimų, mes pristatome Lenkų kraštą, dirbam su vaikais, dirbam su suaugusiais ir dirbam su užsieniečiais. Pasak centro vedėjos, veiksmo ir susidomėjimo čia tikrai netrūksta. Poreikis iš tikrųjų buvo didelis ir kuo toliau, to jis labiau auga. Ir netgi mes esame numatę plėstis, nes mums reikia didesnių patalpų. Čia yra labai nedidelės patalpos ir mes galim priimti tik tai iki 20-25 žmonių. O poreikis yra toks, kad atvažiuoja dideli autobusai, po 50 vaikų. Šis, kaip ir kiti tradicinių amatų centrai, dabar gali gauti paramą plėtrai. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sritį tradicinių amatų centrų plėtra. Parama teikiama tik šitiems 20 amatų centrų, kurie gali dar savo veiklai įsigyti papildomai ar įrangos, ar rekonstruoti, restauruoti, jeigu dar reikia papildomai patalpas ir panašiai. Vienam projektui yra maksimali skiriama parama, galima yra 200 000 eurų. 200 000 eurų gali būti skirti per 3 fiskalinius metus. Paraiškos priimamos iki birželio 30 dienos. Vienas žodis Lietuva.